Taip, taip, taip apsice. Surinksime geriausiųjų komandą. Agente Laura, mes turime misiją. Išleiskite, mes turime misiją. Ką čia? Apsitė skambino ir liepė surasti prarastas funkcijas. Skubėkime, eikime, mes tai padarysime. Atsikėlo da ne diena, išginio karvytis vienas, ralio karvytis. Ralio, 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 aš karvytėm žalę šieną, man karvytėm baltą dieną. Ralio karvytis, ralio, 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 aš įgano po kelminį, man karvytės tenelę po podinį. Ralio karvytis, ralio, 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 aš įgano ant kalnelę, man karvytės tenelę po įdrel. Ralio karvytis. Ona, mes turime naują užduotį. Kas nutiko? Dingo mūsų funkcijas. Taip, tai tiesa. Mes turime išspręsti problemą kuo greičiau. Turime skubėti. Eime. Diena, Palmyra. Garbė dievams. Kas šį šventą vakarą gali trukdyti Palmyrą? Mums buvo paskirta misija atrasti pagrobtąsias funkcijas ir Mes norėjome sužinoti, kaipgi mums seksis joje. Kaip mūsų kelionė praeis, ar sėkmingai, ar rasime funkcijas? Papasakokite. Funkcijos? Apie kokias funkcijas šnekate? Palaukite. Tuoj uždegsiu savo džino lempą ir išbursiu jums ateitį. Matau mišką, platų mišką, medžiai, lapuočiai. Taip, tokios dvi pasiklydusios ten nėra. Bet turiu pasakyti jums, kad jos nei minimumo, nei maksimumo neturi. Taip, neįtikėtina. Ir dar. Jos nei lyginės, nei nelyginės. Bet jūs jų nerasit. Tikrai nerasit. Man atrodo, kad jos labai gerai paslėptos. Oi, ne. Oi, toli. Ne. Viskas. Ne. Tikrai. Galite eiti. Dabar jums leidžiu eiti.
Ar nematėte šių funkcijų? Nematėt niekur? Ne. Tikrai nepraėjo čia, niekur aplinkui nebuvo. Va tokios. Ir va Ir tokios. va tokia va. Ar tikrai nematėte? Aš tau parodysiu. Jos nuėjo ten. Ačiū. Ačiū. Labai padėjo. Einam. Nu gal einam. Dėkui. Gero. Funkcijų nėra, kur jos pradingo, paskendau tamsoje. Prarastos funkcijos didėja visada. Viena jų laiks priklauso realiųjų aibėje. Kita didėja nuo nulio iki ten, kur nieks nežino panašiai kaip į pabaigoje. Kai mažiau nulis yra, kai x bet kas. Kitai tai tinka, kai x nemažiau vienam. Į mažiau už nulį yra, kai x priklauso tarpelį nuo nulio iki vien. Funkcija kartą x rašai taške. Vienas nulis ir lygum nuliui ne. Vieną kartą šis ir mažiau už nulį ne. O kita prie jos tik artimas. Jei nori ras savo funkcijas, lėki iki kojos nešai gretimas girias. O jūs ką žiūri šitą video dabar, nenusimink jau čia žemė jau pirma. Tai buvo Palmyra. tokia aukšta. Daug skarų apsikaršius ir jinai mums sakė, kad mūsų reikšmių Ir apibrėžimo sritis yra lygi nuliui. Kaip taip galima? Nežinau. Jei šakės. Tai tavo darbas. O apie ką jūs šnekat, nieko nežinau. Apie funkciją, kurios apibrėžimo sritis yra realieji skaičiai, o reikšmių sritis nuo nulio iki plius begalybės. Ir funkcija, kurios apibrėžimo sritis yra nuo nulio iki plius begalybės. Ir reikšmių sritis, kur yra realieji skaičiai. Turbūt sumaišė su hipiu, kur būgneliais grauja. Sakyk tiesą. Kodėl aš jas paaugiau? Todėl, kad aš labai pavydėjau jų nei lyginumo, nei nelyginumų. Mokytojai sakė, kad jos labai vertingos gyvenime. Iš tiesų tai nežinau, kur jos pritaikomos. Bet Mindfreakas turbūt jums jau pasakė. Išpirkai noriu tonus ir žiedų, 5 krepšelių apyrankių ir dėžės karulių. Tai tiek. Na ką, merginos, gerai atlikome darbą. Kaip visada.
Belieka pasidžiaugti atostogom. Apsise, mums reikia atostogų.